Jau tada, nežinau, prieš kokių 10 ir 15 metų dar pati bažnyčia, atsimenu, buvo visai apgriuvusi. Koncertas jau vyko kažkoks, įspūdis buvo labai didelis. Vien pačios bažnyčios, tokios apgriautos, bet gyvos. Aišku, mano kaip muzikantės dėmesį labiausiai ta muzika, ta šlovinimas traukė. Ir gal praėjo kokie 5 metai iki Ichtus ir pirmi žingsniai su grupe. Be pranciškoniško dvasingumo, nežinau, ar būtų įmanoma taip vat žiūrėti į šlovinimą, į šiuolaikinę muziką bažnyčioje, kuri yra tikrai ne šiuolaikinis kūrinys ir to labiau pastatas irgi, kur ne visiems tikrai priimtina yra girdėti netgi gitarą, jau nekalbant apie būgną. Čia tiek daug tų vietų jau savų per tiek metų pasidarė. Koplyčia Trijų karalių, kur vyko vestuvės mano. Kiekvienam, kuris vertina grožį, užeiti, čia yra gera. O grožis juk tarnauja gėriui, nežinau, kam jis buvo kuriamas, kyla klausimai tada. Dabar tai kažkodėl nieks tokių didingų bažnyčių nepastato. Esi tikrai kviečiamas čia ateiti tiesiog pabūti. Ir manau, jeigu atėjęs pabūti sutiksi brolį pranciškoną, jisai pro šalį nepraeis, nepasakęs tau labas arba nepaklausęs, kaip tu laikaisi arba kas tu. Tai čia tuo ir ypatinga yra, kad tu čia nebūsi tiesiog praeivis.